Sveiki, dabar sutikom su Irena ir mes norim prisiminti, dėl kokių priežasčių atvykom pirmą kartą. Tai trumpai priminkit, kokios buvo priežastys, dėl ko atvyko čia pas mumis ir kaip po to pokalbio esmė papasakosim, kas toliau buvo. Nu tai pirmą kartą tai aš atvykau dėl tulžies akmens, nuo akmens tulžyje Kaip reiškia. ten buvo, diagnozavo jums? Taip, Ar jau taip. priepuoliai buvo? Buvo ir priepuolis man, tikrai buvo priepuolis ir tada diagnozavo man tą akmenį tulžį. Nu ir čia daug kur kreipiausi, tikrai daug kur kreipiausi. Kur buvot, poliklinikoje? Buvau aš ir keliamės, reiškia, pirmajam atsidūr dėl to priepuolio, bet man tos vaistus nuskausmančius suleidžia ir kaip ir praėjo tas man skausmas. Bet paskui jau kaip kreipiausi, tas aštrus toks skausmas praėjo. Kur jau be kreipiausi pas tuos gydytojus, visas sakė operuoti ir viskas. Operuoti, išimti tą tulžį ir kaip sakant, ir viskas. Kitos išeities, bet aš kažkaip, tikrai įsigandau ir čia kreipiausi pas savo tą pažįstamą, bet nurodė kaip tik jomis. Tada ir aš atvažiavau ir kaip per tą visą pradėjom valytis tą organizmą su tom salierų ten sultim, su tais papildais. Tai kepenų detoksą darėm, tulžiai, tenai specialius vaistus. Taip, specialūs vaistai, tai tulžiai. Buvo ten ką veikti. Jo, tikrai, ir tą maistą pradėjau ten daugiau, ir ten tos kavos atsisakiau, ir taip toliau. Nu, ir to vandens daugiau gerti, ir tokių visokių pradėjau laikytis, ir viskas. Ir man, kaip sakant, aš apie tą akmenį pamiršau, tiesiog pamiršau, kad jisai yra. Tai va, dabar ir virškinimas susireguliavo. Atsimenu, būdavo pastovi pilvas, sakydavo. Jo, pilvas išsipūtęs, taip išsipūtęs, baisiausiai tikrai išsipūtęs ir tas tuštinimasis būdavo užkietėję viduriai labai tikrai, man pasitvarkė visas tas, nebėra tas išsipūtęs. Pradėjo tulžis veikti, akmenis pasišalino, nebetrukdo, jūs normaliai dabar viskas funkcionuoja. Taip, dėl to tai aš net ir pamiršau, kad jisai yra, gal jisai yra tas akmuo, jo nėra, aš nežinau. Jis po biškį tirpsta, kai kurie smulkesni pasišalina kartą, reiškia, sfinkterį. Aišku, priklausomai nuo kaip ta mityba pasikeičia ar nepasikeičia, gali nauji susidaryti, bet reikia viską kompleksiškai. Kadangi mes viską kompleksiškai ir darėm, tai mes ir turim tą rezultatą. Ir yra tų visokiausių situacijų, ir jau situacijų, kurių visai tenais dideli uždegimai ir kartais tų operacijų reikia, bet jūsų atveju pakankamai anksti, nuo pirmo signalo, kaip sakoma, kreipėtės ir štai turit tulžį, galit mėgautis lietuvišką virtuvę. O tai būtų išpjovę ir jau būtų... Taip, viskas. Aš labai jau bijau tos operacijos, labai tikrai dėkinga, kad man jos nereikėjo daryti. Tai gerai, tada ačiū Jums, kad pasidalinot ir tada čia toksai gyvas pavyzdys, kad viskas įmanoma. Taip, tikrai. Dėkui Jums. Ačiū.